ruduo atėjo, pirmosios šalnos jau čia pat, kiekvieną rytą matau, kaip plotai vejos nusibalina gražiai, bet veją pjauti vis dar reikia. Vienas dalykas, kad palaikyti aukštį, dėl to, kad veja turi likti žiemoti maždaug 3-4 cm aukščio. Jeigu nupjausite per žemai prieš žiemą, laikysite apie 2 cm, iššąla paprastai, šaltis labiau pakenkia šaknims. Jeigu paliksite per aukštą, apie 5-6-7 cm aukščio, vėlgi veja užspaudžiama sniego ir labiau sušunta ir pavasarį turim ne tokią gražią veją. Kitas dalykas, dabar pjaunant veją, jūs surinksite medžių lapus, kuriuos būtina pašalinti nuo vejos. Kitu atveju lapai sukrenta, užsninga sniegas ir toj vietoj iššunta labai negražiai ir pavasarį vėlgi atrodo nekokybiška veja. Aš tai veją nupjoviau, lapus kartu surinkau, bet lapų neišmeskite. Lapai yra labai gera trąša. Tiesiog reikia sudėti į kompostavimo dėžę, viską sukompostuoti ir kitais metais viskas grįš į gėlynus. O dabar po iškratymo būtinai viską gerai išplausiu ir tą padarysiu kokybiškai. Matote, netgi krepšys, koksai purvinas po viso sezono. Tai reikia išpurkšti, nes užsineša skylutės, neišpučia oro ir krepšys prasčiau surenka nupjautą veją. Tai būtinai gerai išvalyti prie skylučių. Po vejos pjovimo būtinai išvalykite vejapjovę. Išvalyti reikėtų patį vidų, šičia ir pačią vejapjovę. Tam naudosiu rinkinį valymo. O, štai, rinkinį sudaro šepetys ir smailus galas atgramdyti prikepusiam dalim, nušveisti viską, toliau supurkšti būtinai, kad viskas lengvai atšoktų ir galų gale nusivalyti. Pirmas darbas, ką atliksime, tai su specialiu valikliu išpurškime visą vidų. O, kaip kvepia. Valant vejapjovę labai svarbu teisingai daryti. Niekada neverskite šitaip arba šitaip vejapjovės, nes užpilsite žvakes. Turite vejapjovę pastatyti štai taip ir dabar man labai patogu prieiti ir viską supurkšti. Na, šis purškalas tinka ir vejos robotams, traktoriukams, gyvatvorių žirklėm, visiems priedam, kuriuos turite, kur pjaunate ir apsineša kažkokiom augaliniam liekanom. O čia kiek čia jau. Na ir ką pastebėjau, kad šis valymo rinkinys labai gerai atitirpdo purvą, kuris tarsi buvo priskretęs, prilipęs, prisikabinęs ir jau sunkiai gramdėsi. Viską atgramdžiau, bet aš su šepečiu nepasiekiu tokių labai kampukų, kur aštru ir neina man visur gerai išvalyti. Tam aš pasitelksiu dar vieną štil įrenginį, tai yra mobili aukšto slėgio plovykla, kuri yra akumuliatorinė, sutalpa ir tada nušveisiu kiekvieną kampuką galėsiu išvalyti. Šią žoliapjovę naudoju tikrai labai daug. Ir jau matosi, kur prabraukta, kur nubraukta. Na, ką darysi? Naudojamas daiktas turi dėvėtis, bet dabar pažiūrėkite, visa blizga kaip nauja. Ir atitirpdė būtent šis valiklis. Na ir nusivalė. Aš negaliu patikėti, ji atrodo kaip nauja. O daugiau naudingos informacijos apie sodo įrangą ir jos priežiūrą rasite ginalas.lt.